Sporto gerbėjai kviečiami savaitgalį praleisti sporto arenose. Šį savaitgalį vyks įvairios varžybos. Ne tik komandinių sporto šakų, bet ir labiau vasarą įprastų sporto šakų – irklavimo ir triatlono varžybos. Vilniuje vyks vienos populiariausių Lietuvoje dvikovinių sporto šakų karate Kyokushin čempionatas. Stipriausi šalies karate Kyokushin kovotojai Lietuvos Ryto arenoje varžysis ne tik dėl Lietuvos čempionų vardų, bet ir dėl kelialapių į Europos čempionatą, kuris balandžio viduryje vyks Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Šeštadienį vyks kata rungties ir jaunimo varžybos. Sekmadienį moterys ir vyrai varžysis komite rungtyje. Kelialapius į Europos čempionatą iškovos Lietuvos čempionai, o dar po vieną Lietuvos rinktinės narį visose svorio kategorijose bus atrinkta pagal praėjusių Europos ir pasaulio čempionatų rezultatus. Kol Lietuvą sukaušysi nors ir nešalta žiema, irkluotojai varžosi salėse. Šeštadienį vyks Lietuvos irklavimo žiemos čempionatas. Trakų irklavimo bazėje irkluotojai stipriausius išsiaiškins prie specialių treniruoklių. Praėjusią savaitę Lenkijoje vykusime Europos uždarų patalpų čempionate aukso medalius iškovojo Rolandas Mašinskas ir Donata Vištartaitė. Jie ketina dalyvauti ir Lietuvos čempionate. Jame matysime ir kitus pergales Europos ir pasaulio čempionatuose skinančius Lietuvos irkluotojus. Į žiemos čempionatą kviečiami ir triatlono mėgėjai. Vilniaus Vingio parke varžysis ne tik profesionalų sportininkai, bet ir įvairių amžiaus grupių triatlono entuziastai. Nuo vaikų iki seniorų taip pat vyks šeimų varžybos. Žiemos triatlonas nuo įprasto skiriasi tuo, jog vietoje plaukimo reikia čiuožti slidėmis. Nuo 2000 metų į olimpinių žaidynių programą įtraukto triatlono varžybų dalyviams taip pat reikia važiuoti dviračiu ir varžytis bėgimo distancijoje. Geriausios Lietuvos moterų krepšinio lygos krepšininkės kviečia į žvaigždžių dieną. Alytuje vyksiančiame renginyje krepšininkės susigrums su ryškiausiomis Lietuvos sporto ir šou žvaigždėmis. Prieš LMKL rinktinę į kovą stos garsūs krepšininkai Arvydas Sabonis ir Saulius Štombergas, olimpinis čempionas disko metikas Virgilijus Alekna, pasaulio plaukimo čempionato prizininkas Giedrius Titenis, pasaulio baidarių irklavimo čempionas Alvydas Duoniela, dainininkas Vaidas Baumila ir kiti. Intriguojančios kovos 4 artimiausias dienas laukia LKL gerbėjų. 4. vietą užimantis Utenos Juventusas penktadienį namuose priims 6. vietą užimančią Alytaus Dzūkiją. Šeštadienį pasikartos praėjusio sezono pusfinalis. Klaipėdos Neptūnas susitiks su Prienais. Tačiau šį sezoną komandų pozicijos skiriasi. Neptūnas yra 2, o Prienai užima tik 9. vietą. Sekmadienį čempionas Kauno Žalgiris susitiks su 5. vietoje esančia Pasvalio komanda, o Prienai sulauks buvusio ilgamečio trenerio Virginijaus Šeškaus, kuris dabar vadovauja Vilniaus Lietuvos Rytui. Pirmą pergalę pagaliau iškovoję Mažeikiai sieks pratęsti pergalių seriją susitikime su Juventusu. Pirmadienį vyks vienos rungtynės. Kėdainių Nevėžis susitiks su Panevėžio Lietkabeliu. Lietuvos vyrų tinklinio čempionate savaitgalį laukia 4 rungtynės. A lygoje pirmaujantys Šiaulių tinklininkai susitiks su artimiausiu perstoju Kelmės klubu. Lyderiai šiauliečiai per 9 turus iškovojo 8 pergalės. Kelmės komandos sąskaitoje 7 pergalės ir 3 pralaimėjimai. 3. vietą užima 6 pergalės turinti Marijampolės Sūduva. 4. yra 3 kartus laimėjusi Raseinių Norvelita. Outsideriai Vilniaus Flamingo Voliai tinklininkai patyrė visus 10 pralaimėjimų. Lietuvos vyrų rankinio čempionate šeštadienį vyks Dzūkijos derbis. Varėnos Ūla namuose priims Alytaus Almeida Stronglasą. Pirmose Dzūkų rungtynėse Alytaus komanda namuose laimėjo po atkaklios kovos 2 įvarčių skirtumu. Alytaus rankininkai yra lygos lyderiai, o Varėnos komanda užima 5. vietą. Kitose rungtynėse virs kova dėl paskutinio kelialapio į atkrintamasis varžybas. 8. vietą užimantį Šiaulių komandą susitiks su Utenos ekipa. Šiauliečiai turi 3 pergalės, uteniškiai laimėjo tik kartą. Lietuvos moterų rankinio čempionate savaitgalį vyks net 7 rungtynės. Visas 14 pergalių iškovojusios čempionės Kauno Žalgirio rankininkės susitiks su artimiausiomis persekiojomis. Lietuvos rinktinės trenerio Antano Skarbaliaus treniruojamo žalgirietės šeštadienį rungtyniaus su 2. vietoje esančia Garliavos komanda, o sekmadienį stos į kovą su 3. vietą užimančia vicečempione Vilniaus Istkon komanda. Kitą savaitgalį baigsis reguliarusis sezonas, po kurio komandos pasuks skirtingais keliais ir dėl medalių liks kovoti tik 4 stipriausios čempionato komandos. 4 rungtynės vyks nacionalinėje ledo ritulio lygoje. 2. vietą užimantys Kauno Baltų Ainiai penktadienį ledo arenoje priims artimiausią perstoją Elektrėnų Lokių Poseidono klubą. Šeštadienį Juodupės ledo ritulininkai susitiks su laipteliu žemiau esančia Vilniaus Hockey Punks komanda. Čempionas ir šio sezono lyderis Kaliningrado Dilovaya Rus klubas 2 rungtynės žais Kauno Akropolyje. Šeštadienį su Rokiškiu, o sekmadienį su Juodupės ledo ritulininkais.
Lietuvos salės futbolo čempionate šeštadienį dvejos rungtynės vyks Kauno sporto halėje. 12 val. Celso futbolininkai susitiks su Radviliškio Lokomotyvu, o po šių rungtynių vyks Kauno derbis. LSU Atletas susitiks su A lygos lyderiu Kauno Inkaru. Dar dvejos rungtynės vyks sekmadienį. Alytaus Sauska priims Prienų komandą, o Panevėžio Baltija rungtyniaus su Kauno Vyties futbolininkais. Šią savaitę prasidėjo ir futsal Orakulo taurės turnyras. Jame dalyvauja daugiau negu 20 salės futbolo komandų. Taurės laimėtojai paaiškės kovo viduryje vyksiančiame finaliniame ketverte. Labai